Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Rūstė iš Kiuls ir sveiki atvykę į naują Tech naujienų epizodą. Oh my god, Austėja grįžo. Labas, pasiilgau ir aš jūsų, smagu būti vėl čia. Pusę metų, man atrodo, aš nesirodžiu prieš kamerą, jo, gal gegužės. Biški buvo ir pasilsėta, biški ir buvo padirbta ir kitų dalykų padaryta prie kitų projektų. Bet jo, grįžau dabar visam realiai metų recapui tokiam, kaip ir trumpam Tech naujienų. Ir šiandien su manim kartu yra Oskaras, kurį jau matėte keliose videkose, mūsų naujas kolega. Ir kartu su Oskaru darysim tier listą. Taip, tai aš čia tau paruošiau, išrašiau tokias garsiausias iš vis naujienas, įvykius iš šių metų, kas tokio buvo, kas hypino ir kažkiek tai galbūt ir mymai bus. Yeah. Nu, pažiūrėsim. Aš jau čia matau, kad keletą dalykų žinau, keletą gal ir nežinau, nu, tipo, kur tiesiog, nežinau, girdėjau, bet nieko beveik neskaičiau, praleidau, tai pažiūrėsim, ką čia išterlistinsim. Nu, okei, tai jau čia galim pradėti, jau matau, kad pirma tema tai RDX PAM serija. PAM serija, right. Taip. Tai mes šiais metais gavom iš vis visą pilną liniją nuo PAM 9 iki PAM PAM. Kas labai greitai, nes vat su 40 serija buvo, kad PAM 9 išleido ir po to, man atrodo, tik po metų išleido, gal net ir ne po metų, bet nu jo, daug ilgiau užtruko. PAM šiam. Jo, tai dar metų pradžioje, kai išėjo PAM serija, tai ir buvo keletas išėjo Tech naujienų epizodų, kur šnekėjau apie juos. Ten ir problemų biški buvo su juo. Nu, kaip problema? Nu jo, buvo problema, jas. Aš pirkau PAM šiam startę. Ai, pirkai? Taip, ir man reikėjo biosą vaizduškės naujinti. Nes buvo problemos su Call of Duty, buvo crashai, buvo, stateriai buvo. Ir va, po to, kai atnaujinau biosą, viskas normaliai buvo. Nu jo. Aš tai atsimenu, kad, nu aš tiksliai jau nepamenu, ką ten šnekėjau per tas Tech naujienas prieš tiek daug laiko, bet atsimenu, kad PAM šiam, kai išleido, tai kad kažkaip žmonės ten tuos darė, oh my god, kaip jie vadinasi. Nu, kai tikrina benchmarkus, jo, kad labai tipo neapsimokėjo ar something, ar ten kainos kokybės, nu, tipo, kur ta serija tokia buvo, ar aš blogai prisimenu kažką, aš nežinau, bet kad PAM šiam labai daug kas buvo nusivylę, man atrodo. Nu, ir su PAM šiam irgi buvo daug kas nusivylę, nu, bet 8 gigai viramo, kas yra mažai, nu, bet dabar PAM šiam kainuoja kažkur 320, kai buvo tik startas, kainavo kažkur 360, 370, nu, aš savo pirkau už 380, aš savo pirkau. Okay. Tai pakankamai daugoko, bet šiaip 50 serija tikrai efektyvesnė už 40 ir PAM 9 tik pusantro karto yra galingesnė už PAM 9, tai vat iš tos pusės nelabai gausi, bet PAM 7 tikrai yra geras. PAM 7 Ti, žiūri geras pasirinkimas. Nu jo, aš dabar planuoju, nežinau, kažkada persirebildinti savo kompiuterį, gal šiais, nu jau ne šiais, jau dabar ateinančiais. Ai, by the way, su naujaisiais, guys, dar pamiršau pasakyti. Su naujaisiais ir su šventėmis. Jo, bet galvoju, gal ateinančiais metais atsinaujinti kompiuterį, tai nežinau, pažiūrėsim, ką čia pirksiu. Dabar pas mane yra TRAM 8, TRAM 7. Gali būt, kad 26 metų pradžioj kils kainos vaizduškių dėl visos situacijos su DRAM. Aha, jo, dar irgi pašnekėsim. Nu, nežinau, gal palauksiu vėliau metų. Tai kur mes keliam 50 seriją, tiesiog magnum opus šių metų? Nu, tipo, nežinau, man tai toks kaip ir viduriukas atrodo. Nu, nebuvo taip blogai. Nu, bet ir... Bet ir nebuvo kažkas tai, nu, buvo gal visai. Bet ir nebuvo rinkoje tokių problemų, kai buvo su 30 serija, kad ten buvo deficitas, out of stock. Nu jo, good point. Tai kažkur tipo į viršutinę dalį? Prie A. Nu, taip, startai tikrai buvo problemų. Jeigu būtų idealiai, tai manau, kad kažkur A galima. Nu gerai, jo. Aš galvau A, B tipo gal. Okay, let's go. Toliau. Radeonas. Aha, Radeon. Bet šiais metais Radeonas nepadarė savo topinių vaizduškių. Jie padarė tik Maximum 97 XT. Maximum išgalios. Ir pagal galę jį yra kažkur tai prie PAM 7 Ti.
irgi turi 16 GB VRAM'o, kas yra nice. Jo. Ir tai yra pigus 16 GB. Vat 9 šiam XT yra patys pigiausi 16 GB VRAM'o. Kaina kaip šiam TI 8, o ten 16. Tikrai gerai yra. Geriau. Bet man šiaip nelabai patiko Radeonas dar vis dėl driverių stabilumo. Aš kai benchmarkinau čia 9 šiam XT 16, tai vat buvo staterių, tokių vat Cyberpunk ir dar kažkur tai. Bet šiaip alternatyva tikrai gera šiais metais gavosi. Vat būtent biudžetinė. Jo, biudžetinė. Nu tai ką žinau, tai jie irgi čia reikia duoti. Aš nelabai daug ką galiu pasakyti, aš iš viso, nu, tipo, nelabai daug ką apie Radeon žinau. Ne tai, kad žinau, bet Team Green ar kokius aš ten. Aš šiaip irgi esu Team Green, bet vis tiek reikia žinot, kokios yra alternatyvos iš konkurentų. Nes vis tiek, kai yra konkurencija, tai... Sveika konkurencija yra gerai. Taip. Nu gerai, nežinau. Nes vis tiek mes dar galim pačiame tyre dėlioti. Jo, dar renginti. Ai, nu gerai, good point, aš net nepagalvoju apie tai. Ok, kokį duotum tier? A irgi? Manau, kad A, bet truputį žinau. Nu tai dedam į A2 pakol kas vietą, jeigu ką dar čia padėliosim. Nu tai, tipo? Jo. Gerai, Ryzenai. AMD. Tai šiais metais AMD išleido, aš pažiūrėsiu savo špargalkę, išleido 4 naujus procesorius. Jo. Tai išleido topinį 9950X3D, nes praeitais metais išleido tik be X3D. 99, kurį mes naudojom, su kuriuo mes bildinom porą kompų ir aš jį benchmarkinau. 97F ir pats silpniausias 9 kartos Ryzenas 9500F. O palauk, kada jie išleido 9.8? Palauk, koks ten buvo? 9.8 praeitis, man atrodo, išleido. 9.8 kažkas X3D. Jo, praeitis. Praeitais, ne? Praeitais, 9.8 X3D praeitis, taip. Ok. Nu, šiaip, nežinau, X3D jis nelabai, 3D cachas nelabai darbo užduotims duoda tokio performance kaip žaidimo. Yeah. Nes vis tiek, kai tu perki 9950 X3D, tai, 16 branduolių tikrai ten jau darbui naudojasi, nes žaidimam tikrai nereikia 16. Montažui, 3D, kompozitingui ir taip toliau, ką galima. B. Na gerai, nenubaudžiam labai žiauriai, bet tada. Taip. Ok, Nintendo. Switch'as antras. Kiek mes laukiam metų antras Switch'o po pirmo išėjimo? Daug. Kada pirmas išėjo? 16. Norėjau sakyti 15-16. Reikia prisiminti, man atrodo, 16. Gali būti. Pati dar gavau kainą išbandyti tą Switch'ą ir irgi pristatinėjau per Tech naujienas kažkurias apie jį šnekėjau. 17. Tai kiek čia? 8 metai? Kaip ir su PS5 ir su Xbox. Jo. Ką tu manai apie tą Nintendo Switch? Aš esu Steam Deck'o pusėje. Bet aišku, yra ekskliuzyvai, yra pas mus Zelda, Mario Kartas, ir kas dar? Ir su J-Conais, kai tu gali ten, kaip su Kinect'o anksčiau. Nežinau, tas, man tai atrodo, kad labai daug, kad labai pozityviai priėmė tą Switch 2, kad nebuvo ten kažkokių labai didelių nusiskundimų, ar kad čia jie nieko net nepanašiai. Jo, bet aš girdėjau, kad Switch'as antras buvo pati greičiausiai parduodama konsolė. Konsolė, ne? Tai va, tai visai nemažai impacto padarė. Nežinau, matai, aš pirmą Switch'o, back in the day, 2017, kai ten jį išleido ar whatever, aš nebuvau dar gamerė. Aš nieko beveik nežinau apie tos laikus. Tai, bet dabar aš gavau išbandyti ir biškai gavau pažaisti ir panašiai ir kalbėjau per Tech naujienas. Ką žinau, fainas daiktas, net galvau gal man nusipirkti. Jeigu gal išbandyčiau, gal ir patiktų, bet nebandžiau ir... Jo, kitoj barikadų pusėje esi. Jo. Jam trūksta žaidimų. Aš apie tai ir sakau, kad Zelda, Mario Kartas, Joy-Coniniai tie šokinėjimai, taip toliau ir viskas.
Bet yragi portai. Ten Cyberpunko portas, Dūmo portas. Jo, gali būti, aš nežinau. Bet aš nežinau, ar antram jau yra, bet pirmam buvo portai AAA žaidimų nuo desktopo. I don't know. Yra. Ai, Aš gerai. žinau. Fact. Don't need to fact check. Taip. Nu tai okei, nežinau, aš dėčiau į ją jaučiu, arba netgi gal į, nu tu nenori dėti į esu. Aš, galima įdėti. Galima. Dedam į ją tada. Bet į kurią vietą? Aš dėčiau, galbūt Prieš? prieš įdėčiau. Nu, aš irgi manau, Nu, kad bet ne. daug labiau pozityv buvo. Ne, aš įdėčiau Ai, tipo šitai? Jo, aš taip padaryčiau. Man asmeniškai taip buvo. Nu, šiaip gerai, fair enough, aš manau. Nes vis tiek ir globaliai irgi triukšmo daug padarė. Jo, sakau, pakankamai pozityv, tikrai visų buvo reviews ir panašiai. Kas čia, aš nežinau. Čia yra Steam Machine, Steam nauji VR akiniai Jo. ir Steam kontroleris. Okay. Jos paannouncino, bet mes nežinom nei releaso dato, bet žinom speksus, kokie yra Steam Machine. Okay. Pakankamai, aišku, įdomus aparatas ir konkurentas būtent mini PC, kokie yra, mini kompų. Aš netgi pasigūglinsiu, nes aš pažiūrėsiu. Steam Steam Machine Machine, pasižiūrim. Tai įdomus. Jį pavadino GameCube. Kai buvo GameCube yra konsolė iš Nintendo, ten praeitam amžiui išleido. Ai, nu. Tai vat, dabar mes turim kaip tokį analogą. Tokį. Jo, kada jie announcino? Praeitą mėnesį. Jo, ta prasme, ten kažkokios konkretesnės datos ar kainos ar kažko. Taip. Nes atsitiko ramų incidentas ir dabar Valve tokie nežino, ką daryti, nes jeigu mes pažiūrėtume pagal tai seną kainą su senom atminties kainom, tai tikrai būtų įdomi kaina Steam Machine, bet dabar arba jiems pardavinėti savo į minusą, arba kelt kainą ir pardavinėti į... Nu, žodžiu, nepirks niekas. Akiniai, jie turi savo procesą viduj ir galima bus kai kurios žaidimus viduj, čia kaip su MetaQuest'u. Jo. Tai vat irgi konkurentas MetaQuest'u ir Valve indekso upgrade'as. Okay. Ir aišku, Steam kontroleris irgi įdomu, kaip jis. Ar jis bus toks patogus, parodė, kaip atrodo Steam kontrolerį dar. Jis turi 2 panelės touch'o kaip Steam Deck'e. Ir 2 stikus paprastus. Jo. Tai daug daugiau yra inputų. Bet jisai žiauriai mažiukas, ar ne tik taip? Pažiūrėk per video, kaip atrodo vas toks. Ai, nu jo, jisai shorter. Žinai, ką jis man primena? Oi. Jo, aš ir norėjau... Xbox'o original kontrolerį. Tiesiog. Jo, visiškai, aš ir norėjau sakyti, kad ar net, tipo, ne Xbox'o biškį pultelį neša. Grinai, okei. Nu tai, okei. Nežinau, dar turi ką pasakyti apie šitą. Anonsas garsus. Bliama, gal mes jį... bet mes nežinom šis kaip bus, bet dabar koks hypas ir ką parodė, tikrai nice. Tai galima net ir prie ESO pridėti. Manai? Kaip tu manai? Aš negaliu ginčytis, matai, aš sakau, Bet ką sunku pasakyti. Ką Valve dabar parodė, tai iš tikrai yra insane. Gerai, nesiginčysiu. The Game Awards. Dalykas, dėl kurio aš nemegojau. O aš kaip tik šiais metais, nes aš praeitais metais nemegojau per Game Awards ir visus žiūrėjau ir aš netgi galvoju, ar ne tada. Bet žodžiu, kad žiūrėjau. Ir ką žinau. Tai aš net streaminau per Game Awards, man atrodo, praeitais metais. Galvoju, ar per Game Awards, ar per kažkokį kitą šou. Bet anyways, praeitais metais tai buvo man whack. Šiais metais, kadangi praeitais metais buvo whack, aš buvau tokia, it's not worth watching. Tai aš, nežiūrėjau pačią to streamą, nemiegojau. Tiksliau, miegojau. Aš tai žiūriu The Game Awards tik dėl mymų. Gerai. Kai ten vyksta kažkas, tai... šiais metais aš žiūrėjau kartu su 4 streameriais. Jie ten kartu susisėdo ir restreamino. Tai
Nors tas buvo, kad 3 valandos buvo visai nice ir įdomu, kai jie ten... Kontento. Taip, kai jie ten mimino iš ten viską, tai buvo nice. Nu jo, Dėl good to. point. Bet tai aš iš tikrųjų net mimų nelabai, man atrodo, mačiau po The Game Awards. Su Claire Obscure Expedition, kad kiek ten awardų laimėjo. Okay. Nu nežinau, patys Game Awards kokybė ir panašiai. Nu, tik dėl mimų, bet šiaip jo, dėl mimų. Anonsai, aišku, bet anonsų buvo tokių superinių... Most anticipated game winners? Ne, čia winners. Čia winners. Everything Announcements, taip. Star Wars Fate of the Old Republic, įdomu, kas čia bus, That weird statue was teasing a new Unity game. Tomb Raideris, jomajo, Tomb Raideris tai vienintelis žaidimas, dėl ko aš taip hypinau ir žiūrėjau. Taip, va. For 2027. Taip, nes, blemba, aš esu perėjęs visus naujus Tomb Raiderius ir dabar aš noriu perėti dar klasikinius Tomb Raiderius. Okay. Tai va, o čia yra remake'as pirmo Tomb Raiderio, pačio pirmo, ten 90 metų. Shit. Tai va, aš labai laukiu. Okay, pretty hype. Buvo pora gerų announcementų iš avardų pusės. Claire Obscuras visur. Čia mano C. C. Do you agree? Taip, varom C. Gerai, toliau vėl mimai, Hopium, Half-Life hypas. Visi žiauriai hypino, kad būtent gruodį turėtų parodyti announcement, bet taip ir nebuvo. Ir grįžtant prie Game Awardų, čiate tiesiog visi rašė, kad jau Half-Life'as. Jau dabar bus. Ir buvo momentas, kai ten viena mergina atėjo su pavardė Freeman. Ir ten visi tokie, čia ne tau Freemaną mes laukiam. Mes laukiam kito su šituo laužtuvu. Nu, nežinau, aš Half-Life'ą tai nelaukiu, tai man tai, ne tai, kad nelaukiu, bet I'm not in that. Man Half-Life'as yra, aš net daugiau negu už. Man Half-Life'as yra vaikystės žaidimas. Aš jį žaidžiau nuo 20-11. Ai, nu tada I get it. Jo. Aš matai, aš nelabai esu, kaip čia, plataus spektro gamerė. Aš FPS-us realiai tik žaidžiu. Nu tai va, yra ten keletą žaidimų, žinai. Nu, bet ta prasme, kad CS'as ir Valorantas realiai ir kitų, jeigu ir pabandau, tai man neužkimba. Multiplayer daugiau FPS. Nu, jo. Tai, yra keletą žaidimų, kuriuos ten noriu pabandyti arba žaidžiu ten, sakau, Detroitą, noriu perėti, daugiau tokių pabandyti storyline, nes kaip ir niekada beveik nežaidus, nebent kokį co-opą, kaip ten It Takes Two, Split Fiction ir panašiai. Jo, tai aš nelabai plataus spektro gamerė, aš turiu vieną žaidimą savo galvoje, kuris neišeina iš jos, tai yra Valorant. Actually, by the way, fun fact, kind of nustojau žaisti Valorant. I'm free. Pagaliau nuo priklausomybės gal, bet realiai gruodį beveik visiškai nežiūriu. Bet jo, tai man tie gamai ir panašiai, aš paklausau, pažiūriu, plus minus žinau, kas vyksta, bet pas mane nėra to hypo, nes aš nieko kaip ir nelaukiu. Valoranto update tik tai. Tai va. Nu bet okei, galim, tu ekspertas čia. O GTA 6 laukia. O Dieve, čia tai aš iš karto galiu dėti į šitą vietą, ar koks. Aš pati GTA 6 gal ir net nelaukčiau, jeigu nebūtų tokio hype ir tokio mimo iš to padaryta. Nes aišku, žaisdavau GTA, ten paauglystė ir vaikystė, brolis, kadangi žaisdavo, tai ten GTA San Andreasą, 5 ir panašiai. Bet dabar čia yra tiesiog vienas didelis, aš nežinau kaip pavadinti šitą. Flop. Nu realiai, čia kažkoks, nežinau, tiesiog mymų jau viskas yra pavirtę. Nuo pradžių, kaip ir buvo, tai mymas, bet dar dabar kuo toliau, to blogiau. Tai palauk, mes jau laukiam GTA 5 12 metų. GTA 6. GTA 6. 12 metų. Jaučiu, palauk, galiu pasigūglinti. Tai GTA 5 yra 13 metų. Tai tada jo. Tai dabar lauksim iki... Ne, žiūrėk, 26 gruodį yra suplanuotas releasas. Jo. Bet jeigu įvyks vėl, 27. Ir taip gali būti. Žiūrėsim. Bet aš tai, kur tu dėtum į kokį tyrą? Nes aš tai Weircooked. You agree? Taip. Gerai. Jo, nežinau. Aš netgi neseniai dabar kažkokį tai mymą kėliau savo, kur realiai ten pas mane Instagrame ne gameriai ir panašiai, ten draugai.
Bet net pati prisidėjau prie mimų, buvau įkelus ten kažkokią tai savo fotkę, kur biškai gotiškai atrodžiau ir parašiau, tipo, we got goth austėje before GTA 6. Aš mačiau iš tą storį. Tai va, jau tipo, man pačiai juokas jau. Tu Žodžiu. cosplayinsi per komikoną. Jo, grinai, cosplayer austėje bus before GTA 6. iPhone'as 17. Nu, ten buvo problemas, kad ten dažėsi galinė senelė. A ne, aš šito net negirdėjau. Jo. Va. Nu, eik tu, aš šito net nemačiau. Va, jis originali spalva tokia oranžinė. Jo, jisai realiai raudonas. Nu, raudonas. Geras, kaip įdomiai. Net nemačiau šito prikolo. Bet nežinau, tas iPhone 17. Nu, su iPhone'u jie štampuoja tą patį. Nes jie turi kažko tai naujo įveda tik po kažkiek tai iPhone'ų. Jo, po kažkiek generacijų realiai būna tokios didelės, kaip čia, nu didelė change, nu jo, kaip sakai, tavo didelė change. Nu, aš tai iPhone iš vis prie C įdėčiau. Net žemiau už The Game Awards. Išvaizda šiaip yra big deal. Kaip pakeičia išvaizdą, čia yra statuso reikalas. Tai taip, bet tai dabar tos išvaizdos net nesikeičia. Tik tais, kad kamerų kiekiai ir dydžiai ir panašiai. Nu gerai, 17, tai nuo 12, tai jo, bet... kamerų blokas. Nu tai va, norėjau sakyti, nebent, kad tas kamerų, tipo, naujas dalykas atsirado. Bet jį tiesiog paėmė Photoshopą ir pratempė ir viskas. Nes buvo kvadratas, tapo stačiakampis. Jo. Čia Indijai, pavyzdžiui, žmonės dedasi keisus, kad jie turėtų tą statusą reikalą. Nu jo. Ai, nežinau. C. Ir žemiau už Game Awards. Viskas įdėjom. Nu jo, gerai. Samsungas. Samsung S25 šiandien. Taip. S25, man atrodo, daug didesnį, tipo, geresnį, kaip čia, daugiau hypo gavo ir geresnių įvertinimų nei iPhone'as, tai tikrai, manau, aukščiau nei C10. Jo. Bet aš nu, tipo, kad ir kiek aš šeiminčiau iPhone'ą, aš vis tiek iPhone, nes jie tiesiog yra patogiau naudoti, siūmiai. Bet, nu, vis tiek nemažai visai šiaip girdėjau apie tą S25 ir tikrai nemažai draugų buvo hyped, kurie Samsungo, nu, tipo, ar Androido naudotojai. Tai, ką žinau, aš tai gal dėčiau šiek tiek kažkur aukščiau, o ką tu apie Samsung? Kažkur prie B įdėčiau. Nu, aš manau irgi arba B, arba A galas. Samsungai, jie yra patys populiariausi Androido telefonai. Jo. Ir jie buvo visada patys populiariausi. Ir prieš 15 metų, kai tik išėjo Galaxy 1, Galaxy 2, aš turėjau Ace'ą, Galaxy Ace 2. Aš jį turėjau, o čia vienintelis Samsungas, kurį aš turėjau. Nes po to aš turėjau jau Google Nexus 5, OnePlus 3 ir dabar OnePlus Nordą naudoju. Ir viskas. Okay. Aš tai Samsungą turėjau, Galaxy aš gal net nei vieno telefono neturėjau. La Flora turėjau Samsung. Liečiama, ten vos ne pirmas liečiamą telefoną. O paskui ant iPhone'ų, kai perėjau, tai taip ir perėjau. Bet, nu jo, ką žinau, nieko kaip ir blogo su to Samsungu nebuvo. Jo. Kažko tai labai big. Arba kažką misinau gal. Nu irgi gal kažko nežinau, kaip pavyzdžiui, kad oksidavosi iPhone'ai. Tai keliam į B. Prie B, jo. Žemiau negu Ryzenai. Oi. Va. Jo. Čia? Okei. Nu, čia tai jau ne mano parapija. OnePlus'as 15. Jo. Yra įdomus dalykas, ką padarė 15 OnePlus'e. Jie padarė naujos kartos bateriją. OnePlus'as turi 7 štukos 300, man atrodo, mAh. Tai yra Dual Cell Silicon Carbon Battery. Čia yra ateities kartos baterkės. Jo, dabar jie testuoja, kaip iš vis jos veikia. Ir ateityje čiūju, kad tikrai dės į visus smartphones naujus. O jie yra pirmieji dabar, kurie šitą idėją, ar jau kažkas buvo padaręs? Man atrodo, kažkie tai kinai tikrai buvo padarę prieš tai. Jau OnePlus 13 naudoja. Rimtai? Jo. Nu, bet kad tokį advantage'ą pajaustum standartiniam telefono form factory'e, tai pirmas, man atrodo, 15. Tai 3 dienų baterija laisvai. Tai OnePlus'ą kur kišom? Nu, ką žinau, kadangi toks... Jis yra, įdomus, aišku. Jo, bet, tai vat ir norėjau sakyti, kad,
čia new technologies, bla, 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 tipo visai impactful. Tai manau, kad kažkur aukščiau į tier listą galim dėti arba į aukštą B, arba į A. Aukštą B galima įdėti. Manai, aukštą B dedam? Jo. Nes aš tiesiog, kad negirdėjau tiek daug hypo. Kad nebuvo labai daug, žinai, šnekama apie tai, bet... Tai nežinau. Aš kaip OnePlus fanas tikrai įdėčiau aukščiau negu Samsungą. Ir jo, Ryzenas čia, taip. Gerai. Comic-Con. Nebuvau šių metų Comic-Con, by the way. Ne, aš dar galvoju atvažiuoti, nes žinau, kad, tipo, Q-Builds tai buvo, right? Buvo, tai ir vlogas. Ar nebuvo? Buvo? Ne. Ai, mes ten buvom kaip svečiai, bet ne kaip content creatoriai. Nes praeitais metais tai filmavot. Jo, praeitais metais tai mes darėm turinį. Tai aš žinau, kad bus tenais, tipo, keletas mūsų veidų iš Q-Builds Comic-Con'e, bet kažkaip taip ir nenuvažiavau aš ten. Tipo, aš gal net iš tikrųjų ir negalėjau. Tai kaip ir nesudalyvavau, tai negaliu daug ką pasakyti. Bet... O aš buvau ir ne tik buvau oficialioj media komandai. Filmavau After Movie oficialiai komandai. Tai, aš pats esu operatorius, pats esu videografas, montažierius, kaip samdomas operatorius dirbu. Yeah. Tai va, pafilminau, žiauri buvo, 3 dienas filmavau, mes ten pasiskirstėm su komanda zonas, mes, man atrodo, buvo 4 žmonės ir mes turėjom savo šitą tvarkaraštį, kur mums būtų kurioje zonai. Ir taip gavosi, mes taip gražiai sudėliojom mus, kad mes per visą savaitgalį visur pafilmavom, buvom kiekvienoje zonai. Ai, nice. Jo, nes praeitais metais aš irgi filmavau oficialiai, bet aš tada buvau dar kaip praktikantas ir tiesiog kaip tokius papildomus šotus sponsorių filmavau. Ai, kažkokius birolus, dar kažką turbūt. Jo. O šiais metais jau buvau full teamai. Jo. Ir glemba, kaip nice yra žiūrėti Instagram'e Comic-Con reklamą ir matyti savo kadrus. Taip. Arba kaip buvo Minecraft'o filmo premjera, aš buvau Comic-Con'o premjerai. Tai prieš tai rodė reklamas, savo Comic-Con'o reklamas ir ten buvo irgi, praeitų metų After Movies, ir žiūri savo kadrus ir čia, tūkstančių žmonių žiūri Minecraft'o movie ir ten mano kadrai eina. Žiauriai, nice. Tai vien dėl šito aš dėčiau, o šiaip kaip pats Comic-Conas ar labiau buvai susikoncentravęs į darbą ir, negalėjai ten labai kažką žiūrėti. Aš ir kažką tai žiūrėjau. Ir... Kažką veikėjai be filmavimo. Jo. Jau gale kažkiek tai arba prieš. Jo, kaip dalyvis. Jo, bet šiaip paskutinius 3 metus į Comic-Coną, Gameoną aš kaip operatorius vaikštau. Okay. Tai, nes prieš tai buvau kaip paprastas žmogus, bet kai užkniso būti paprastam, jau norisi jau kažką tokio padaryti, tokio, kad tikrai ir kitiems žmonėms būtų nauda, kad pafilmuoti kažką tokio, sukurt meniško kažko. Jo, prisidėti realiai prie viso to. Tai nežinau, aš kadangi nebuvau Comic-Con'e, tai aš kaip ir neturiu čia gal teisės žodžio pasakyti kažkokį, kur įdėti į listą. Vien dėl to, kad tu tenais filmavai ir tavo medžiaga yra naudota, aš jau dėčiau į ją. Nes taip retai eis kažką tai dedam. Taip, ten vienas Steam mašinas toks. Turiu, galvoju, gal bus, kur kažką galėsime dar... Arba galima dar kažką pakeisti, nes, aš dabar kaip žiūriu, galbūt ir PM9 galima prie ESO įdėti. Galbūt. Tai mes jaučiu, kai visus sudėsim, tada galėsim dar galėsim turėti vieną kaitaliojimą. Comic-Con tikrai galima į ESO įdėti. Manai? Comic-Con'e šiais metais buvo Nedas Liukas ir Sean Fonteno. Tai yra Franklino ir Michaelo aktoriai iš GTA 5. Jo, žinau, mačiau. Ir pas man yra kadras, aš filmuoju ir aš Michaelui duodu žaibą. Ir iš first person yra kadras. Eina savo. Okay, S tier, we leave it there. Taip. Game on. Va, čia jau daugiau ką turiu pasakyti. Čia tu jau gali pasakyti. Nes aš buvau ir kas žino, kas nežino, šiaip nežinau, ar daug kas iš jūsų žinos, nebent sekat mane Instagram'e arba labai sekat Game On naujienas. Šiais metais aš Game On'e kalbėjau, buvau guest speakerė ant scenos per konferenciją. Jo, labai šiaip, taip trumpai greit prabėgant, tai pirmą tai noriu pasakyti, kad tikrai labai esu dėkinga už galimybę ir labai netikėta buvo su manim susisiekė Lukas Šalna, beje, name dropinu tokį, shout out Lukas Šalna. Ir jis vienas iš organizatorių ir tiesiog paklausė, ar norėčiau sudalyvauti Game On'e
Šiaip pradžiai kaip ir aš galvojau, kad aš būsiu moderatorė diskusijos, kad aš klausinėsiu gestų. Bet paskui kaip supratau, kad aš pati ir šnekėsiu ten, o ne tiesiog vesiu visą tą diskusiją, kaip čia pasakyti. Tai jo, labai... Panelį. Panelį. Tai labai nustebau, žiauriai šikau į patą, belė kaip jojau, nes mūsų panelio tema buvo The Future of Gaming ar kažkas tokio. Jo. Nu, ten platesnė, bet realiai, The Future of Gaming, bla, 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 bla. Ir su manim panelyje dalyvavo Thine Lyman, aš tikiuosi, kad taip jo vardą reikia tarti, Thine Lyman, kuris dirbo su Activision ir Wargaming, currently is based in Poland. Tada Christian Lundqvist, co-founderis vaikų žaidimų studijos Grow Play ir indie studijos Cable Nest iš Švedijos. Ir tuomet Stefano Acosato, kuris yra iš mobile gaming industrijos ir Lietuvoje yra įkūręs studiją Tutu Tunes. Ten irgi vaikų, realiai vaikams skirti žaidimai. Tai va, tikrai labai smagus speakeriai, labai faini žmonės, labai šilti, žiauriai bijojau, nes atsiuntė temas maždaug, apie kurią šnekėjau. Tenais buvo mūsų panelio pavadinimas, panelio tema ir tada atsiuntė mums tokius kaip klausimus, temas, apie ką šnekėsim ir panašiai. Ir aš skaitau ir aš sakiau, Dieve, aš nieko nežinau. Tarsi kaip nieko nežinau, kažką žinau, bet ten buvo apie triple game decline ir indie game tipo rise. Tai šitą, aišku, kažkiek žinau, bla bla, tada ten e-sporto tipo current trends ir future trends. Tada visokie tie, tipo Robloxas ir kaip tai keičia game industry, kad dabar bet kuris vaikas developerių realiai gali kaip ir žaidimų patapti ir panašiai. Tai ten buvo pakankamai nemažai temų, tai pasidomėjau, pasiskaičiau ir šiaip diskusija praėjo labai sklandžiai, manyčiau, ir labai fainai. Tai dar kartą labai dėkoju organizatoriams, kad mane pakvietė ir už tokią galimybę. I had so much fun, tikrai labai labai smagu buvo ir nebuvo visai baisu, kaip aš galvojau, kad bus. Tai nežinau, man tas Gameonas, paskui pati pavaikščiau kaip dalyvė, aš šeštadienį dalyvavau realiai, tai paskui pati pabuvau šiek tiek dar kaip dalyvė, jau kaip praėjo mūsų panelis ir atslūgo mano adrenalinas. Pasivaikščiau, pažiūrėjau, pažaidžiau, pabuvau su draugais, tai visai tikrai fun. Ar kažką, kaip visada, Gameonas yra mažesnis renginys nei Comic-Conas, tai tenais nebūna kažkokių tokių labai daug didelių ar tai announcementų ar veiklų, ar kažkokių tai turnyrų. Buvo turnyrų, bet... Bet buvo Game On Live koncertas. Bet buvo Game On Live. Ai, tai va, aš turėjau dainuoti Game On Live. Ai, bet o kodėl? Kodėl nedainavau? Netėjai, jo. Aš ne tai, kad netėjau, gavosi, kad aš dainuoju su vienu choru, šiaip shoutout choras jaunystė. Ir mes dainavę esam Gameone porą kartų, 2019 berods, ar 2018, tai gal 2018-2019, tada buvo COVIDas. Taip. Ir taip ir kažkaip baigėsi tas visas... Praeitais metais dar buvo comebackas, bet buvo be choro, man atrodo. Buvo su choru. Ir irgi mūsų choras dainavo praeitais metais, bet aš tuo metu nebuvau chore, nes buvau pasidariusi pertrauką dainavimo 2 metų. Ir šiais metais grįžau chorą ir vėl, kai atėjau, pasakė, kad dainuosim tam Gameone. Ir aš sakiau, oh my god, yes, nes labai man patinka dainuoti Gameone, kiek tos porą kartų sudainavus, tai ten visą laiką insane būna. Ir tada porą mėnesių, tai ten rugsėjo gal pabaigo, ir kada pasakė, kad Nevermind kitą chorą paėmė, nes mes ten kažkaip ne tai, kad nespėjom pasiruošti, bet mūsų programa žodžiu. Sezonas įtemptas ir tiesiog negalim savo spėti pasiruošti kitą renginį, tai sutarė su kitu choru. Tai buvo labai liūdna, bet jo būčiau dainavus. Bet jo, Game On Live, oh my god. Ir kai Dūmo soundtrackus pradėjo groti, išėjo 2 gitaristai ir pavarė roko. Aš ten taip bėgiau su kamera, pliamba. Kai aš filmavau tavo roko dalį, man atrodo, kažkur tai 15-20 minučių buvo. Bet aš taip pribėgiau, kad man buvo tokia dehidratacija. Aš variau pas garso inžinierius vandens prašyti. Nes mano baigėsi. Va tiek aš atsidaviau tame momente į filmavimą, į kadrą. Nice, that's good. Ir šiaip aš filmavau Austėją. Taip, norėjau dar kaip tik pasakyti, kad dabar, kad taip, Oskaras buvo atėjęs kartu į mano panelį ir biškį mane pafilmavo. Ir kartu kiti žmonės atėjo manęs palaikyti ir mano draugai. Ir Paulius iš LRT ir jo.
kalbam apie future of gaming ir sako, they decided to invite 3 old people and you. Ir aš tokia, tipo, nusijokiau, sakau, yeah, bet, nu, tipo, but I don't know anything, sakau, tipo, you are guys working in the industry, blah, blah, blah. Ir jis toksai, no, tipo, sako, tai you are the future of gaming, tipo, tu ir esi topikas, apie kurį mes nu, basically. Ir aš tada tokia buvau, wait a minute, jo, aš gridai ir esu ta, nu, tipo, ir karta, ir, kaip čia pasakyti, ta target audience, kuriam realiai skirtas šitas panelis, tai aš kaip ir iš savo perspektyvos tiesiog galiu šnekėti, man nereikia žinoti industrijos paslapčių ar kažko, kad nu tai jo, tai mane labai nuramino šitie fine žodžiai prieš pat lipant į sceną. Ok, aš dedu į jas tik dėl to, nes šnekėjau tenais. Dedam. Tik dėl to, nes mane pakvietė. ChatGPT 5. Gerai, aš noriu visą šitą temą pradėti noriu visą šitą temą pradėti pasakydama, kad aš šiaip esu AI opas. Aš prieš AI. Ja. Nu, tipo, kaip, aš gal tokia biški boomeriška ties šitų klausimų, bet kaip mano tėvai, kai būdavau mokyklai, sakydavo, mes čia neturėdavom jokių kompiuterių ir viską darydavom raštu ir patys, tai dabar aš taip jaučiuosi su ChatGPT. Kur tai mano laikais, aš kai universitete mokiausi, tai nebūdavo čia jokių ChatGPT ir viską darydavau pati savarankiškai, o ne ten rašydavau. Tai aš gal dėl to biški nusiteikus esu prieš AI, nu, ChatGPT specifically. Bet naudoju, aišku, kartais į tam tikriem dalykam, kur nereikia apsikrauti. Nu, aš, pavyzdžiui, labai daug gramatikos taisau su ChatGPT. Nu, jo, fair enough. Tiesiog, vat, vietoj copywriterio. Parašai scenarijų ir po to tau struktūros gali perdėliot, kad skambėtų žmogiškai. Kaip vertėjas irgi yra geras. Jo, nu tai bet aš tokiem dalykam keletą irgi naudoju. Bet, pavyzdžiui, skriptam kažkokiem tai irgi apsidėlioti, tai būna ten, kad filerių kokių, nu ar ten daugiau informacijos paieškotų ir pačiai nereikėtų. Arba tai jo, bet... aš dar naudoju ChatGPT kaip čia pasakyti, ne detektyvas, bet kaip... Assistant. Kaip ir researcheris, nes aš mėgstu senų kompų dalis. Aš ieškau retas dalis kažkokias tai, kolekcionuoju ir kai aš surandu kažkokią tai dalį, aš nufotkinu, išsiunčiu ir prašau prompte ten, please, pažiūrėk, ar čia yra reta dalis ir padaryk man kaip tier listą, pavadink. Ir man rašo, kas čia per dalis, ar tai yra reta, kiek buvo jos išleista, kokia kaina gali būti dabar, aktualiai. Ir tai fotkinu ir lyginu ir ieškau kažkokius tai įdomius partus. Yeah. Tai šitas kompas taip ir buvo surinktas. Ok, fair enough. Nu, aš jo irgi, sakau, naudoju šiek tiek tą ChatGPT, kai man reikia, sakau, tokiam, kur tipo, tiesiog nenoriu apsikrauti dalykais, bet mane būna erzina, turiu tokių pažįstamų, kurie viskam jį naudoja, biškai jau toks. Anyways, būtent kalbant apie ChatGPT 5 ir kaip naujiena, kaip šiais metais išėjusi paskelbta, kaip išėjusi dalyką, nežinau, atmenta, tai blemba. Didelis šuolis nuo ChatGPT 4. Jis dabar turi atminti. Taip. Jis turi atminti. Nu, šiaip, tarsime, aš tenais, kai mačiau keletą videkų tipo ir panašiai ir skaičiau, žiūrėjau, kur lygina 4 ir 5. Nu, actually, it's kind of insane. Nu, tipo, mums gal ne, vis tiek jaučiu. Nu, tipo. Taip. Tai nežinau. Aš esu padaręs tokį dalyką. Aš protestavau, kaip veikia atmintis. Aš sukūriau naują chatą ir parašiau, praanalizuok mano chatus ir parašyk, koks mano charakteris. Ir jis praanalizavo ir aprašė mane. Čia buvo žiauriai nice. Geras. Nu jo, net nežinau, kaip vertinti, nes jeigu pagal tipo gerų, pagal kaip čia kokybę pačio dalyko, kaip tech naujienos ten kokybė ir panašiai, tai it's kind of insane, tipo, jo, labai patobulėta. Impactą society ar hype ar dar kažką, nežinau, irgi šiaip buvo pakankamai hype. Ne tai, kad hype, bet labiau, kad jis buvo tokia, wow, čia, ten, kad nežinau, aš jau ten tų techninių dalykų neprisimenu, bet pavasarį ir kada ten rodė, skaičiau, bet tai net nežinau, kur dėti. Aš prie A įdėčiau. Aš irgi, galvočiau A arba B tik dėl to, kad nekenčiu ChatGPT, bet ne tai, kad nekenčiu, bet... Bet A galim... A, jo, aukščiau Radeoną. Okay, tu dar žiūri Radeoną į patį, tipo vis... vis tiek jis yra A lygi,
Va, mes, žiūrėk, va, Radonas. O, Va, gražuolis. 9 šiam XT, va, kaip tik. Bet nemačiau. 8 čia. Aišku, čia aišku nieko nėra. Tai jiems tai nereikia to žinoti. Čia yra visur vaizduškas, čia yra visur pilnas dėžės. Pilnas dėžės, jeigu. Taip. O aš jau matau sekančią temą ir aš žinau iš karto, į kurį tierą dedu. Aš irgi žinau. We are cooked. Tu pritari man? Pritariu, aišku. Tiesiog va, tai va. Gal net labiau cook nei tas GTA. Taip. Nežinau. Nu jo, nežinau. Aišku, vat, Bird 3 yra toks memas sukurtas su Sora. Tai yra, tą žaidimą Bird 3 sukūrė Roblox'e. Realaus kažkokio gyvenimo realiai tipo padarinių. Tai tas nice, vat, iš tos pusės. Bet kiek slopo yra? Kiek slopo ir šiaip mane gazdino šitas dalykas. Tarsime, nublemba. Man skaudu pripažinti, kad aš ant poros videkų pasigavau, kur tipo pasirodo ten buvo AI vids ir aš galvau, kad it's real. Kur, turbūt daug kas šitą žinosit, kur tie zuikiai džempina ant. Gal dar nemačiau. To surasiu. Jo, bet šitas videkas ir aš patikėjau. Jis tikrai gerai. Jeigu žiūrėt į judesį, jis truputį. Jo, bet tipo, nežinau, kas žinot, nežinau ar žiūrėsit, bet parodau, gal atpažinsit. Veidą uždenk, kad autofokusas nesuveiktų. Žodžiu, tai nežinau, aš netgi pasižiūrėsiu tokia dabar Sora AI videos. Ai, Jake Paulas, o dieve, Jake Paulas, šitie videkai, matęs tu juos? Ne, aš tik tokį tiek daug Sora nesėdžiu. sugeneravo ir buvo, kur jisai lietuviškai šneka. Mane tai gazdina. Šiaip visokių, ta prasme, memai yra fun, viskas yra fun. Aš nenoriu būti party pooperė, bet labai daug saugumo iššūkių kyla su tokiais dalykais kaip videkas ir kad tu bet kieno balsą ir veidą ir kūną gali įdėti bet kokį videką. Mane tai gazdina, gal čia dar toks ir moteriškas dalykas, tipo, kur you always expect the worst su tokiom technologijom, bet nežinau, ką? Hell yeah! Aš tai paleisiu tave šitus ramus. Ramus čia auksą paleisi jį. Vienas metimas 300 eurų. Nu tai va, bus tau. You'll pay the price. Taip, mes praėjom AMD, Nvidia, Intel'o nėra šiais metais, set. Tikiuosi, kad Intel'as comebackins, tikrai noriu, kad comebackintų Intel'as. Va tai va paimtų ir va taip va, comebackintų tiesiog. Gerai, dabar mes prie Mac'ų procikų M5. Jo, M5. Šiaip nežinau net ką pasakyti apie tą M5. Kas susijęs su kompiuteriais, tai operacinė sistema Windows only. Telefonai tai jo. Ai, bet tu? Nu jo, telefonas tai Apple ir OS'as, iOS'as, o kompiuteriai Windows. Tai nežinau, nepažįstu Mac'ų visiškai. O žiūrėk, kaip AI'us visą laiką mums parašo iš karto summary, ką čia mes tokio turim. Significant upgrade rašo. 10 korų. Reikia specs palyginti. Nu, kaip tam? Mažesnis procesas, mažiau nanometrų. Tiesimsi jo toks pat, nes M5 turi 3 nanometrų su M5 3 nanometrai N3P, o M4 irgi 3 nanometrų, bet N3E. N3E jo, truputį senesnį. Nu jo. Ok, tai kur mes dedam M5? Ai, ką žinau, man toks neutralus, tai man irgi toks. Vidurį kažkur. Taip. Battlefield 6. Grįžtam truputį prie gamingo. Taip. Man įdomu tavo nuomonė. Konkurento jie neturėjo, nes Call of Duty šiais metais tiesiog slop. Aha, bet Battlefield 6 nesakė irgi, kad slop? Ne, atvirkščiai Battlefield 6 kaip tai geras buvo. Nes aš dar sumyšiau. Prieš tai jie turėjo 20 Tram 8, jo? Taip, ne. Tram 2? Camp. 2042 gal. Jo, kažkas. Dvam Camp 2, taip? Jo, I think so. Tai va, Dvam Camp 2 buvo nelabai gerai paėjo. Dvam Camp 2. Ai, tai aš tada maišau, kas slopina. Taip. Jo, tai va, tas buvo
pravalas, Jo, o šeštas jau iškilimas. Čia yra kaip jau ketvirto Battlefieldo pratęsimas, galima taip sakyti. Nu, jau arčiau prie ketvirto ir trečio, nes ketvirtas ir trečias yra klasika. Vat klasika žanrų. Ir jie pabandė priartėti prie ketvirto ir trečio. Su tuo vat. Tai vat šeštas tikrai gerai. Aš žaidžiau per betą, man šiaip pakankamai beta patiko. Bet va dabar, kai išleido nemokamą redseką, tai vat benchmarkinu redseką ir šiaip kartais būna, pavyzdžiui, redseką. Tai vat pakankamai įdomiai. Tai link viršaus kažkur? Jo, tikrai, Battlefieldas tikrai... Ir jas gali jau čia eiti. Nu, ne. Vat kažkur tai... A viršus? Dar. Vat taip aš jau truputį kišiu. Nes vis tiek, vat Nvidia aš noriu jas perkelti tikrai. A ne? Norėsiu perkelti. Nu, okei, gerai. Čia jau po to. Europos čempionatas CS2. Šiais metais lietuviai laimėjo Europos čempionatą. Yes. Ten, aišku, buvo nedideliai priziniai fondai, čia ne Majoras, čia ne ESL turikai, čia ne Intel Extreme Masters, bet vis tiek, vat, ten buvo Lietuvos rinktinė. Tai vat. Aš tai džiaugiuosi. Jo, tai va, Lietuva, vat, kyla. Ir šiaip greitai Lietuva bus ne krepšinio šalis, o CS šalis. CS. Bet ir šiaip sportą lietuviai, tarsi, nu, kaip tas sportas čia pas mus realiai CS ir dabar Valorantas kažkiek, bet, nu, toks neblogas, nu, kaip sezonas, čia 2-4, 2-5, praeitais metais GL'as laimėjo su Navi tuo Majorais, palauk, ar ką jisai AS. Tikrai čia buvo praeitais? 2-4 pavasarį. Jie pirmą vietą paėmė, tik neprisimenu, kuriam čempę. Kopenhagui. Jo. Su Navi. Jo, tai va, nu, tipo... Jis buvo MVP. Taip, tai va, būtent, tai čia, jo, 2-4 pavasarį, man atrodo, balandį, ar kada ten buvo, tada šiais, nu, tai va, dabar čia Europos čempas lietuvių rinktinė paėmė pirmą vietą, du broliai, Richardas ir Dominikas Valoranto sporteriai, kurie žaidžia už... Jie tu užkrito Hereticsus, ispanų komanda, irgi paėmė praeitais metais antrą vietą pasaulio čempę Valoranto Challengeriuose. Tai, nu, lietuviai kažkaip sportą tipo visai neblogai šiuopina pastaruoju metu. Šiaip tipo visai proud, I guess. Jo, važiuok. O, nice. Su JL fotkė čia buvo Geimonė praeitais metais. Jo, praeitais. Nes jis buvo... Creator Showdown, man atrodo, PUBG. Jo, PUBG. Žaidė, tai va, ten vat buvo. Jo, aš mačiau irgi dar. Tai visai nice eventas, toks įvykis. Jo, aš gal net dėčiau arba į aukštą, arba į jas netgi laisvai dėčiau. Dėčiau. Manai. Čia vis tiek žemiau negu Geimonas ir Komikonas. Nu, nes mes patys ten, taip. Aš turbūt įdėčiau... Vertai. Aš čia su 2 rankom, kai darau, tai tada pavyksta. Į kur? Žemiau negu Battlefieldas, gal... Virš Nintendo? Nu, ne, gal dar žemiau. Tarp Nintendo ir šito Hopium? Ne, Hopium aukščiau. Arba į patį galą. Jis toks... Nu, vis tiek šitie yra daug svarbesni. Nu, kaip pasaulyje, tai jo. Nu, tipo. Šiaip, nu jo, good point. O taip. Nu, gerai. Taip, toliau bus 2 iš eilės. Čia pridėjau tokių specialių easter eggų, kas man tokio svarbaus buvo šiais metais. Jo. Tai čia yra objektyvas Sigma 1740 f1.8. Aš dabar naudoju 16-5 f2.8. O skirtumas tarp f2.8 ir f1.8 tai yra diafragmai ir tai yra kiek šviesos patenka ant matricos pačios. Tai va skirtumas tarp 2.8 ir 1.8 twice. Čia yra 2 kartus ryškiau. Tai tiesiog, dar aš jo neturiu, bet... Bet jo, jau laukiu. Tai va, čia dabar yra mano svajonė, kurią aš noriu gauti. Okay. Nu tai jau čia tau leidžia įvertinti. Jo, nu aš įdėčiau prie S tyro. Oi, kokio S prie A tyro. Prie A... Manau, kad taip įdėčiau. Okay. Asmeniškai taip, aš manau. Man works. Aš nieko nežinau apie Sigma objektyvą, tai
Sigma. Bliamba. Nu, Jo, mane okei. žiūriai užknisa šitas kažkada Taip. Toliau mes turim dar vieną kompo hardware'ą. Čia yra Noctua cooleris. Noctua NH-D15 G2 Black Edition. Praeitais metais išėjo Noctua NH-D15 serijos antra versija, bet išėjo savo defaultiniai stilistikoje su šituo rudų ventiliatoriumi ir su metaliniais sidabriniu radiatoriumi. Ir šiais metais jie išleido juodą versiją. Tai vat juodam bilde panaudot patį efektyviausią air coolerį, insane. Tai yra irgi dalykas, kurį aš noriu nupirkti per šiuos metus. Okay. Tai. Bet jis, aišku, net taip daug čia impakto. Tiesiog Ne kažkoks tam. Cooleris, kuris yra gražus, bet... Fair enough. Aš net įkišiu čia tiesiog. Okay. Ir mes turim dvi kontroversiškas temas. Windows support endingas, Windows 10. Taip. Okay. Labai man patiko daug gražių gerų mymų išėjusių iš šito įvykio, bet aš ant 11 perėjus jau pakankamai seniai, tai nežinau, manęs kaip ir tai neliečia. Liečia tuos, kurie turi procikus, kurie nesuportina 11. True. Nes mes turim taip, kad nuo Intelo, nuo 8 kartos ir aukščiau jau galima įrašyti 11. Oficialiai. Galima įrašyti per Rufusą, bet aš nebandžiau to, nes man ir 10 Windowsai ant tų senų kompų buvo nice. O su Ryzenais tai nuo Ryzenų 2 kartos galima 11 įrašyti. Tai va tie, kurie senesnius naudoja, kaip ir oficialiai negali. Jo, patai. Mes turim žmogų, kuris ant savo notebooką turi 10. Legit? Ja, tai 10. 10 Windowsus turi. Jo, vis dar naudoju. I'm risking it. You're risking it? Nes kompas pakankamai galingas man, bet Windows 11 ne. Šiaip aš irgi ant savo notebooką, aš turiu stacionarių, turiu notebooką ir turiu krūvą dalių kompų. Tai ant notebooko irgi 10 naudoju. Tai aišku set, bet ne taip set kaip GTA 6 delėjus. Delėjus, jo. Tai aš manau, galima prie C tiesiog įdėti. Okay. Jo. Man patiko mymai, kurie iš to atėjo. Taip. O čia ką turim? Mes turim pačią... Pačią... Šitoj dėžiai šiaip yra ramų. Aš jaučiu, kad nesunkiai. Taip. Tai va. Ramų. Ir mes turim ant eglės, mes vietoj žaisliukų turim ramų ir procikų dėžes. Jo. Oh my god. Žinai, aš turbūt laimėjau loteriją truputį taip. Nes aš šią vasarą aš turėjau projektą DJ Nevykėlės klipą. What? Taip. Aš montavau, dariau vizualius efektus DJ Nevykėlės klipę. Holy shit. Oh my god. Tai va, ir prieš montažą, aš žinau, kad ten bus daug after efektų, aš žinau, kad man reikės dirbti su Red kameros RAW failais, mes filmavom su Red kamera ir aš nusipirkau savo šiam 4 GB DDR 4 atminties, 3 štukos 600. Aš pirkau už 160 eurų. O dabar? 550. Tai jau kamera! Ei, tu sau! Ne, bet jo, čia yra crazy. Tai tiesiog. Aš žinau jau, kokį galim tyrą dėti. Aš galiu dar nebent, aš tai neturiu ką pakomentuoti. Aš nežinau, man dabar kaip ir nieko nereikia. Sakau, aš galvoju, gal bildintis kompą, tipo, persibildint. Arba atsinaujinti tiesiog keletą dalykų, arba visiškai persibildint, nes užsimaniau mini ITX bildą. Bet... O koks pas tave dabar yra procikas? Dabar procesorius mano yra, tame esmė, kad man labai procesorių reikia atsinaujinti bent jau į trečiukas 14. 1400, taip? 14 kažkas. 1400 yra. Jo, 1400. Tai žiūrėk, tu gali, kokia motininkė? O, blemba. Jeigu ten kokio B chipseto su geru VRM coolingu.
MSI kažkokią. Aš? Neprisiminsiu, žinok. Nu, žiūrėk. Galėsiu atsiųsti šiaip įdomų modelį paskui. Dabar LG štuka 700 geriausia upgrade'inti iki 14600. Čia yra geriausias variantas. Ir tikrai, jeigu upgrade'intum, tai būtų upliftas ir dar galim būtų naudotis. Nes aš pats asmeniškai dabar sėdžiu ant i7 12700 KF. Aha. Ir man montažui žaidimam kol kas rimtai pakanka. Okay. Visai man tai, man tipo ten gaminimas ir panašiai, tai kaip ir būtų vienodai, man jau darbai biški trukdo. Kur man tam tikrų programų ten būna arba lagina, arba net dar arba ilgai. Tai aš manau, čia nuo procesoriaus bus. Procesas. Tai aš galvau, kad reikia pasikeisti procesą būtinai ir šitą jau, nežinau, jau kuris laikas galvoju, bet sakiau, pasitarsiu su Dovydu ir pažiūrėsim, ką čia jisai man pasakys, ką geriausia pirkti, ko nepirkti ir panašiai. Bet vis kažkaip pamirštu parašyti. Ir tada, sakau, iš viso pradėjau galvoti, kad, tai blemba, jeigu čia procesą keičiu, gal reikėtų dar kažką atsinaujant kartu nusipirkti, ten bla pasitobulinti, jeigu reikės. Tada iš jūsų užsimaniau minėjai TX buildą su Fractal Terra. Bet dabar, tai žodžiu, anyways, teks laukti iki kol sprogs šitas burbulas, gal arba nesprogs. Ir vienintelis geras, kaip geras dalykas, the memes are killing me. Memesai taip. Memesai tai mane žuda, bet good content, ką žinau. O šiaip tai? Ir dar pakilo ne tik RAM, bet ir SSD kainos. Dėl visos atminties iš visų proceso. Ir aš gruodžio 22, 2 TB SSD nusipirkau 102. Holy. Nice. Buvo 6 valandų akcija Amazon. Bet šiaip tai visi tie ramų kainos ir panašiai pakilo dėl fucking AI'aus, right? Užsidarė įmonė, kuri gamino. Jie perėjo, neužsidarė, jie pradėjo ne consumer VDR ramus, o kitokius ramus gamino. Čia dabar Gedas apie Crucial šneka. Crucial, čia yra Micron, Micron ir jie turi savo consumer brandą Crucial. Ir kol kas laikinai jie negamina Crucial ramų. Jie dabar tiesiog į data centrus perėjo. O kas dar gali būti? Gali pakilti dar ir vaizduškių kainos. Nes, tie patys konvejeriai. Taip. Ten ir DRAM gamina ir RAM, ir VRAM. Ir dabar yra tikrai turbūt pats tas laikas nusipirkti savo vaizduškę kažkokią. Tai. Ir atsakau, kad PM7, PM TI 16 gigų žiauriai pakils. Nes 16 gigų dėl to žiauriai pakils. Maybe you're correct. Nežinau, kur dedam. Aš tai dedau Wearcooked. Wearcooked? Turbūt yra pats wearcookčiausias kukas. Šiaip jo, nes, efektina... Vis... Telefonus paliesti, vaizduškės, viską, kas turi atmintį. Ir laptopus. Taip. Nes dabar dar kol yra old stockas, tai laptopai dar yra adekvatų. Dabar labiau apsimoka laptopą pirkti į stalį. Šiaip jo, tai faktas. Ir aš kažką norėjau dar pasakyti dėl ko. Apie kažką. Kad telefonų gamintojai pradėjo mažinti ramų kiekį. Jo dabar prie 6 ramų, prie 8, kai buvo ten po 12-16. Jo. Dabar prie 8 vėl ten grįžta. Dar sakėm, pakeisim keletą, ne? Vietom. Tu labai nori tą RTX į S įdėti. RTX, jo. Aš noriu į patį viršutinį, nes, tiesiog čia yra... Bet čia buvo didžiausia metų realiai tech naujiena, viską, tarsime, hugest. Jo, gerai, fair enough. Huge tiesiog. Ką galima į S dar perkelti iš to, ką turim? Lemba, į aš nežinau, aš nebent vietom gal apkeiščiau GPT-5, nes man toks atrodo irgi, kur buvo, pakankamai big, huge, talked about. Tai jo, biškiau paslinkčiau. Switch'ą nenori pakelti jau taip. Tai vis tau patiko ta... Į S-ą? Jo. Ką žinau, galvoju. Ar vis tiek Komikonas su Gaimonu taip paliko didesnį įspūdį? Aišku, kad... aišku, kad ne. Šiaip tai jo, gal Nintendo net ir... čia tiesiog, kad matai personal mums abiems. Taip. Tai, aišku, čia mūsų personal tier list. Bet vis tiek, jeigu jau mes tokie pasistengiam būti objektyvus, o ne subjektyvus, nešališkai tiksliau subjektyvus. Tai... Ir tada galima objektyviau įvertinti. Va taip, va.
Va taip. Va taip vertinti. Okay. Galvoju, čia pretty jaučiu, kad... Nu, iPhone'ą taip nuskriaudėm, bet jis... iPhone'ą nuskriaudėm tikrai. Bet, tegul ir taip ir reikia. Tegul ir sėdi taip. Jo, visiškai. Tai va, turim tokį trilistą. Jo, looks good, I think. Mūsų 2025 metų tech naujienų ir įvykių tier listas. Taip. Nuo S iki We Are Cooked. Labai įdomu, kas bus 26 metais. Šiaip jo, turi kažkokių predictionų? Nauji Core Ultra procesai iš Intel'o, Core Ultra Plus bus. Įdomu labai, ar sugebės šitą AMD, vat. O taip, vat. Okay. Nes, jeigu jie taip padarys, tai bus žiauriai gerai. Tikiesi, kad tai bus. Taip, nes tai bus visiems laimėjimas. Tiesiog, nes bus gera konkurencija ir iš tos pusės. Jo. O šiaip jo, good point, actually, I agree. Jeigu mes pažiūrėsim istoriškai, kaip yra, kai atėjo Ryzenai, Intelas iš karto toks padidino korų kiekį savo procesuose. Nes buvo trečia karta. Trečia, ketvirta, 7, 8, i7 turėjo tuos pačius 4 korus, 8 threadus. Tiek metų atėjo Ryzenai, parodė, kad procesai gali turėti 8 korus ir 16 threadų. Intelai tokie iš karto i7 6 korus, o po to 8 korus. Va tai va tiesiog. Jo. Nu tai taip, kelia kokybę pagal konkurenciją. Nu, taip. Good point, I agree. Nu jo, nežinau, aš tai jokių kažkokių tai predictionų neturiu arba bijau jų turėti. Tikiuosi, kad kainos ramų nekils aukščiau. Jo, bet dar kils. Nu nežinau, va tame ir esmė, kad tas AI kainos, hardware, visokie dalykai ir panašiai, nieko gero aš pakol kas nežadu. Tas burbulas kažkada tai sprogs. Aš laukiu, kada jis sprogs. Taip. Kiti metai iš geiminimo pusės bus daug geresni. Gedas sako, kad kiti metai iš geiminimo bus geresni. GTA 6. Possibly GTA 6. Dėl to reikia dabar pirkti konsolę, kad nereikėtų bėgioti. Taip, ir paspirkti už overprice. Dabar nuperkat ir viskas. Ir galėsit savo GTA 6 žaisti ramiai. Tai, kitais metais mes turėsim jau releases. Jeigu šiais metais buvo hardware'as, naujas vaizduškas, procesai, tai kiti metai jau bus žaidimai. Gaming release'ai. Taip. Nu jo, tai gal ir visai smagus metai bent jau gameriam nusimato. Tikrai. Good point. Tai nežinau, tokios tos išvados. Kalėdų palinkėjimus reikia. Kalėdų palinkėjimus. Gali pradėti, prašau. Man atrodo, tau gerai seksis. Tai nežinau, linkiu, šiaip ačiū, kaip ir nebuvo mūsų ilgą laiką ir manęs ypač nebuvo ilgą laiką, tai kokį gerą pusmetį, bet ačiū visiems, kurie liko su šitu kanalu ir liko su Q-Builds iki dabar, ačiū mūsų sugrįžtantiems žiūrovam, mūsų naujiems žiūrovam. Kalėdos jau kaina baigėsi, bet naujų metų palinkėjimui, tai tiesiog šiaip nuoširdžiai linkiu visiems tikrai labai gražių, stiprių metų. 25, God knows, nebuvo mano metai, aš 26 jau planuoju stipriai. Tai to paties linkiu ir jums, linkiu labai gražaus šventinio laiko su savo šeima ir savo mylimaisiais. Linkiu sėkmės naujų metų pradžioj darbuose ir, nežinau, planuose, kelionėse. Dabar daug kas važiuoja keliauti, slidinėti dar kažkur pats sezonas. Tai jo, labai didelis dėkui nuo manęs, nuo mūsų komandos ir patys gražiausi, šilčiausi linkėjimai jums, jūsų mamams ir jūsų šeimoms. Labai gražiai pasakyti. Ir dar turbūt reikia pasakyti, kad aš taip netikėtai patekau čia ir kad tikiuosi, kad dar kažkaip tai mane priiminėja, dar turit priprasti dar prie manęs, kad Tai čia natūralu, jo. Tai, čia yra faktas, kad ir aš turiu išmokti tokio daugiau gyvesnio kažkokio tai pokalbio, kažkaip tai atviriau būti prieš kamerą ir lengviau. Actually, you're doing great. Taip? Taip. Ok, nice. Aišku, aš ne ekspertą, bet you're doing great. Ok, nice. Tai tikiuosi, kad 2-6 metai iš kontento pusės tikrai bus big. Įdomus bus vidosai, filmavimai ir kolebai, Jo, šito aš mums linkiu tikrai. Tikrai, čia linkėjimas mūsų visai Q-Builds komandai.
Linkėjimas mūsų operatoriui, montažieriui Gedui. Korespondentui Gedui. Tai, Jo. kad ir toliau taip superovai montuotum. Ir taip gražiai statytum visas šviesas. Pagrindė tu dabar montuoji. Jo, šiaip norėjau sakyti, Šiaip taip. tau irgi padėkos ir taip. linkėjimai, nes daug darai ir montuoji, ir filmuoji. Taip, nes paskutiniai 3 videkai buvo sumontuoti manim. Ja. Tai va, taip pat. Nu, nuostabu. Tai ką, beveik 3 valandas? Ne, 2 valandas. 2. Jo, beveik 2. Nu ką, visiems gerų, naujų metų, gerai, atšvęskite. Dabar turbūt jau sėdite prie stalo, galbūt, nes video išeina rytoj, Tram 1, dabar yra 300, aš važiuosiu dabar namo, montuosiu ir tikiuosi, kad sumontuosiu per šiandien ir rytoj bus jau įkelta. Jo. Tai ką. Skanaus stalo, smagių naujųjų, susitiksim kitais metais. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Ate.